iš kitos pusės. Tai labai gal norėčiau padėkoti, kad yra tokių žmonių kaip tu, kad jūs rašot, kad jūs kūrėt ir dalinatės. Ačiū, kad sakai šitai, žinai, kažkaip svarbu girdėti tą poveikį ir kad tai reikalinga ir tai padeda. Man labai su šita knyga kažkaip buvo svarbu, tos empatijos tėvam duoti, atspindėti vaikų procesą ir atspindėti ir tėvų procesą, kad tai nebūtų kažkokia, žinai, ekspertinė, didaktinė, nurodomojo pobūdžio knyga, kad elkitės taip ir ar jūs privalote elgtis kažkaip tai taip, aš tiesiog netikiu, kad tai yra įmanoma, nes kartais nežinių mums kartais trūksta, būtent, kažko, kas leistų tas žinias, kažkaip pritaikyti praktiškai. Taigi, iš tiesų yra tas dalykas, kad tu realiai mokaisi kiekvieną akimirką, kai atsiranda tas vaikelis to gyvenime, tu tada kaip ir pradedi mokyti su to vaidmeniu, susipažinti, nes kitaip tai visiškai yra tokia, vadinkime, teorija ir praktika eina rankom. Šalia mes kitaip, niekaip ir tikriausiai, kai turi gal 2, 3, ar 4, ar 5, gal yra šiek tiek lengviau. Ar tau buvo lengviau su antru vaiku, jau buvo kažkokie praminti takai, ar vis tiek buvo, be abejo, kažką naujo atradai savy ir šeimoje, bet ar buvo šiek tiek tas vadinamas, kad kažkaip, gal ne tiek viskas yra nepažįstama. Žinai, kai tu pasakėjai, gal su 2, 3 viskas šiek tiek lengviau, tai aš taip pajutau tokį juokas, žinai, kyla. O ne. Ta prasme, žinai, tikrai yra, kas jau pažįstama. Pavyzdžiui, tikrai su 2 vaiku buvo visas tas kūdikio toks nenuspėjamumas, kad šiaip, žinai, miegos, kada miegos, ar tenais verks, kada verks, ir, kad tas jų kažkoks toks išmoktas, jų pergyventas, žinai, prisitaikymas prie kūdikio ritmo ir, negalėjimas to savo gyvenimo sukontroliuoti ar sustiguoti, ar kažkaip suplanuoti ten, žinai, valanda į valandą, dažniausiai tie planai žlunga, tai tokia jau adaptacija su ta nauja realybė, kūdikiška tokia. Tai šitas tikrai kažkaip buvo labai aišku, kad tiesiog, žinai, ten gers pieną, miegos, bus arti nuolatos tas vaikas, tai kažkaip šitai nekėlė tokio, kad o kur mano laikas savo, o kaip čia dabar, mes nespėjam ten, nežinau, susitarėm su draugais ir mes ir vėl nespėjam, nes ten vaikas neatsibunda arba užmiega pakeliui arba dar kažkas. Žodžiu, tai kažkokia šita buvimo kūdikio mama, kūdikio tėčių mano vyrui irgi kažkaip dalis buvo paprasta ganėtinai. Bet sunkumas, žinai, tas, kad šalia to kūdikio, su kuriuo kaip ir paprasta ir net, žinai, kyla klausimai, kad kaip taip galėjo pirmas iki būti kažkaip sunku, kaip aš taip kažkaip, nežinau, stipriai priešinausi priimti tą naują realybę, kas čia taip atrodo buvo. Tai su tuo jau išmintim kažkokia, nežinau, patirtim. Šalia yra, mano gyvenime buvo 2,5 metų vaikas, kuris turi, emocijas tokias, žinai, aukštom natom, kuriai irgi nuolatos reikia mūsų dėmesio, kuri kviečia žaisti, kuri ten, žinai, išmokusi kalbėti, nori kažką tai veikti kartu, pati išsigandusi, kas čia per naujas gyventojas ir kodėl visi dabar į jį žiūri. Ir, tai žodžiu, vaikas su savo visų dideliu vidiniu pasauliu atsisukusi, į mane. Ir aš, žinai, tai tas aiškumas, kūdikio aiškumas toks mažas, toj visoj, žinai, pasikeitusiai realybėj, kad, man asmeniškai tai tikrai tapti antro vaiko mama buvo sunkiau, bet, ten dar aišku, covidas, žinai, buvo labai to vienišumo tokio, tuo metu, kai gimė antroji dukra, ten iš vis lockdownas Lietuvoje, žinai, buvo, kur mes ten negalėjom iš vieno miesto į kitą važinėti ir panašiai. Tai, žodžiu, tai tame, kad lengviau, tai, aš vis dar atsimenu kaip tokį tikrai vieną juodžiausių
ir kartu, nu, labai labai brangų laiką ir gražų, bet sudėtingumo prasme ir tokio, žinai, emocinio tamsumo kažkokio dugno prasme, tai va antro vaiko, nu, pirmasis pusmetis turbūt gimus antrai dukrai buvo va tas, kuris tai buvo, nu, šis tas. Super, kaip įdomu. Aš norėjau vieną tokią tavo frazę pagalvojau ir iš tos frazės va toks klausimas kilo galvoje ir mes būna kartais kyla klausimas ir toliau žmogus šneka ir pabėga tas klausimas, bet šitas va užsikabino. Tai kodėl mes kaip tau atrodo, kodėl mes priešinamės naujai realybei? Va, sakykime, atėjo va, tas pats pirmas ar antras vaikelis ir va, kodėl va, būna tas tokia vidinė gal šiek tiek priešprieša tai realybė. Ir čia tas komforto zona ar jau nusistovėjusi rutina, tvarka, kai tu jau žinai, kaip viskas bus. Ir čia tas toks, tai kai staiga to nenuspėjamumo, va, kaip minėjai, kad yra tas mažas vaikutis, yra tas didesnis ir tau staiga vėlgi kaip čia tie santykiai turi vykti, kaip čia man viską vėl čia lipdyti ir kaip tau atrodo tas, kodėl mes šiek tiek yra tos priešpriešos ir ar kadangi mes priešinamės, tai ir įtakoja va tas visokius, vadinkime, tam tikras emocijas. Mes jeigu sakyt, na, yra kaip yra, aš priemu tai ir, na, bandau kažkaip, nebūna tokio, žinai, kad atstumimo faktoriaus. Gal viskas tada būtų lengviau. Kaip tau atrodo, iš kur tai, kodėl mes tokia turim šiek tiek jau tą priešpriešą, kaip tau atrodo? Man atrodo, kad ta priešprieša yra ne veltui. Mes gyvenam savo gyvenimą kažkokį dabartį, kurį maksimaliai turbūt stengiamės padaryti savo palankų, žinai, tokį atspindi, jeigu nesam kažkokie mazochistai, žinai, ta prasme, mes kuriam tai, ko norim. Mes sprendžiam, kur mes skirsim laiką, mes sprendžiam, ką mes veiksim, kokia veikla mums prasminga, kaip mes ilsėsimės, kiek mes bendrausim, kaip mes judėsim, žinai, kas yra mūsų malonumai, kas yra mūsų pareigos. Kiekvienas turim kažkokį savo susikurtą gyvenimą ir jisai atspindi mūsų, nežinau, poreikius, vertybės, kas mes kaip žmonės, kažkokią dabartinius galbūt troškimus, žinai, dabartinę etapą. Ir tada pasirinkę turėti vaiką, mes galim teoriškai suprasti, kad keisis dalykai. Bet kaip tai keis kiekvieną akimirką tame, žinai, kad mes nebetapsime laisvi spręsti visko autonomiškai, taip kaip darėm iki tol. Bet šita vieta, man atrodo, tokia, va čia yra tas sunkumas, nes mes tokie tampam lyg priversti atpažinti, įsisąmoninti savo bejėgystę. Žinai, bejėgystę, kad žinai, kūdikis miega dabar arba neužmiega, o mes jau ten suplanavom, ką veiksim, kai miegos. Dažnai, su to miegu yra tos bejėgystės daug, kad pradžioj, tai yra vienintelis toks, žinai, bilietas į laisvę, kažkoks, tai kūdikis užmiega, ir galiu tada kažką. Tai jeigu ne, tai ta bejėgystė yra didelė, žinai, nemiega ir nieko negaliu padaryti, galiu ten nešioti ilgiau, nežinau, tenais čiučiuot smarkiau, ar ten dar dainuoti, ten pieno dar duoti ir dar atsigulti vienaip, ten guldyti kitaip, žinai, supt ant kamuolios, žodžiu, kažką galim, bet ar tas darimas kažką pakeis, jeigu vaikas, nenori, pavyzdžiui, šiuo metu miegoti, tai turbūt ne, žinai, ir tą priimti, kad savo gyvenime mes turėjom tokį, žinai, tokio suaugusio autonomiško žmogaus gyvenimą, viskas ganėtinai taip yra, žinai, kažką įdedu pastangą, pamatau rezultatą, ten ypač karjeroj kokioj, toks gana įprasta. O čia, nebūtinai veikia, nes atsiranda kitas žmogus, kuris yra labai labai mažas nuo mūsų priklausomas, šiaip visiškai, ir tuo pačiu vis tiek labai autonomiškas su savo kažkokiais savireguliacijos procesais, kada jis išalksta, kada jis nori
ilsėtis, kada jis nori būdrauti, kada žaisti, kada ten bendrauti, kad, žinai, tai toks, šičia nemažai tokios jau iš principo priešpriešos, kad lyg aš esu tam, kad, žinai, tuo kūdikiu pasirūpinti, bet jisai diktuoja, kaip rūpintis, tai, žinai, toks, tai kur yra ta galia, žinai, kur ta mano bejėgystė, kaip čia dabar prisitaikyti, neprisitaikyti. O prisitaikyti, jeigu gebam iš tikrųjų prisitaikyti ir priimti, tas tikrai gali palengvinti, bet tai nėra paprasta, nes vis tik tai tie mūsų poreikiai, visi norai, kurie buvo sukabinti su mūsų ankstesniu gyvenimu, tai jie kažkur turi rasti savo vietą, žinai, mums reikia pirmiausia suvirškinti tą pokytį kažkokį, tai suvirškinti, kad mes galėtume ir tos savo poreikius kažkaip atrasti, kaip tenkinti kitaip. Kažkuriuos ten jos galbūt palaidoti kuriam laikui, atrasti naujus poreikius, kurie šitoj realybėje, naujoj realybėje gali mums tikti atliepti labiau, kaip yra truputėlį iš tų, žinai, svajonių ir lūkesčių kažkokių tai nusileisti žemyn, žinai, kaip yra susitaikyti su tuo pačiu, su visu tuo, ko mes netenkam. Nes taip, žinai, padarydami sprendimą, tokį jau sąmoningą kažkokį pasirinkimą priimti tą realybę, mes tam tikrą prasme pasakom ate tą realybėj, kurią kūrėm daug metų. Tai čia, netekties tokios yra, žinai, irgi tai, tas nepaprasta. Saugu yra kabintis už to, ką pažįstama. Čia tarsi leistis į kažkokį, žinai, nuotykį, kuris, toks visiškai neaiškus. Ir jį iš principo, žinai, kuria kūdikis. Taip, iš tiesų. Ir dar apie tą bejėgystę, žinai, norėjau pasakyti, kai tu klausai, kaip, kas tada yra, žinai, kad tos kyla liktai stiprios emocijos pasipriešinant, ten norisi ir gal vadovaut kažkaip pradėti. Ir tai čia, man atrodo, yra susiję su ta bejėgystė, kad tol, kol mes neįsisąmoninam savo bejėgystės, kad mes iš tikrųjų esam labai, ir patys priklausom, ir patys bejėgiai toj situacijai, tol mes savo bejėgystę norim, ne tai, kad norim, bet mes pradedam kompensuoti pykčiu, kaip, tokia energija, kuri, žinai, tarsi grąžina gali į rankas, mes kažkaip bandom gali atgauti ir tada tai tu neklausai, tai gal ten kažką, žinai, prasideda ir ten tas tonas pakeltas ir tai įsisąmoninu savo bejėgystę, tada mažiau reikia tos galios kažkaip susigrąžinti per pyktį tokį, žinai. Man buvo čia toks, apie ką šneki toks nušvietimas, kad aš pagalvojau, kad tai sukilo ir tai iš tikrųjų tiesiog yra mano nežinojimo, ką daryti, visiško tokio, kaip sakai, bejėgiškumo išraiška. Bet aš staiga čia atsirandu, kad aš čia tas tėtis, čia reikia staiga viską suvaldyti, žinai, sukontroliuoti. Ir kaip tu, ir tai gaunas tokia kompensacija, kad tu manai, kad būtent taip. Mes vėlgi gal nežinai kitaip, tą akimirką neateina tas kitaip ir tu pradedi tas kompensacijas, po kurių tu pats jauties blogai. Iš tikrųjų pats jauties blogai, praeina tas, kaip žinai, pabūna tos pykčio bangos, nebūtinai ant vaiko ar darbe, ar bet kur su žmogum, ten aukštas pyktis, kai ateina ar apsišaukia ir po to pykčio, toks jauties, nesmagu, toks purvinas, vadinkime taip, toks, kai ateina ir išeina dalykas. O kaip tau atrodo, kai, sakykime, ta pažiūra, kai ateina vaikas į šeimą, tačiau, sakykime, ir mama ir tėtis vis tiek toliau nori gyventi tą prieš tai buvusį gyvenimą, vis tiek toliau eina ir į restoranus ir vyksta labiau, kad nori, kad būtent vaikas taip elgtųsi ir ne kitaip ir to nėra, kad vaikas turi prisitaikyti.
kad ne tėvai kažką čia labai per daug keičiamės, jie vėl nori, žinai, gal šiek tiek mėnesį 2 pasižaidžia ir, ir po to vėl, užtenka, bet va, čia miegas, taip, visa ta tokia struktūra, kad per daug nelabai keistus jų tas gyvenimas. Kaip tai žiūri? Žinai, aš tai tikrai nesu prieš, kad tėvai eitų į restoranus, susilaukia vaikų ar kažkaip, ar kad, žinai, ribotų tai, kas yra jų resursai tam tikri. Tai, jo, bet, suprantu, kad ne apie tai, žinai, turbūt klausimas tavo. Aš manau, kad, bet kuriuo atveju kažkoksai tai toks, žinai, griežtas, kur atsiranda arba mes, arba vaikas, lyg kažkokia priešprieša, žinai, kas čia dabar, kas čia valdžioj. Tipo, jeigu mes, tai mes ir viską dėliosim pagal save, kūdikis tam turės prisitaikyti, jeigu kūdikis tėvai ten, nežinau, visko atsisako ir tik tai sėdė aplinkui laukia, kada čia jau nubus ir bus galima gyventi arba atvirkščiai. Tai nei tai kažkaip neskamba tvariai, žinai, ar nekvepia kažkokių laimingų gyvenimų, man atrodo. Tai aš tai tikrai už tai, kad tėvai žinotų, ko jiems reikia, kas jiems svarbu, ko jiems trūksta, kas jiems teikia džiaugsmą, kas juos daro geresniais žmonėm, tėvais tuo pačiu. Ir kaip tą būtų galima pasiekti, nepaaukojant, nežinau, kūdikio vaiko poreikių, nes ypač, žinai, tie tokie gal pirmieji, kuo mažesnis vaikas, tuo jis yra jautresnis ir pažeidžiamesnis, tuo jam labiau reikia to atliepimo ir reagavimo jį, greičiau, žinai, kažkaip, kad kūdikiai gali prisitaikyti prie įvairaus gyvenimo būdo, aš net nebejoju, žinai, taigi yra nuolatos keliaujančių šeimų, ten, kur net su kūdikėliais, žinai, ten leidžiasi į nuotykius. Yra šeimų, kurios kaip tik labai labai sėslios, yra ten, nežinau, gamtoje augančių, yra miestiečių. Ta prasme, man atrodo, visaip yra labai, labai okei, kai, yra toks, žinai, ryšys tarp tėvų ir vaikų, kai kažkaip į tą savo gyvenimą galima įtraukti ir tą naują žmogų, atsižvelgiant ir į jį, žinai. Gal tikrai faina varinėti į restoranus, susitikti su draugais, kažkaip bendrauti, bet tai gal galima tas erdves pasirinkti, kurios būtų kažkaip pritaikytos ir, nežinau, ten pažindyti kūdikį, jeigu jam norėsis, ar būtų kažkaip patogu ten paropinėti ant žemės, ar su tais pačiais draugais, žinai, gal ten galima kokius piknikus organizuotis. Tiesiog, kad yra kūrybiškų būdų, man atrodo, atliepti savo poreikius ir tikrai reikia tą daryti, žinai. Kažkaip nesusipriešinant, kad dabar neeinant į kovą, kad o dabar mes savo, žinai, kažkaip nevadovaus čia man kūdikis ar kažkaip. Ir tuo pačiu, žinai, vaikai irgi skirtingi. Man atrodo, vieni kūdikiai yra tokie labiau rutiniški ir jiem gali būti okei, žinai, įprasti įeiti kažkokią rutiną. Ypač, taip dažnai ir nutinka, žinai, kad kai tėvai yra labai, planuojantis, disciplinuoti, tai kažkaip, vaikai irgi tą įsivažiuoja, kažkaip tas gali atliepti visos šeimos poreikį, aiškumui, tokiam, žinai, planui. Yra vaikų, kurie yra, tokie nenuspėjami ir juos labai sunku sudėti rutiną. Galų gali yra suaugusiųjų, kurie mėgsta flow kažkokį, va dabar taip, žinai, o dabar taip, yra kitų, kurie žino, aš 8 ryto, tą 9, tą 10, tą, žinai, ir viskas yra sustiguota. Tai kažkaip, žinai, man per čia tas ryšys ir yra, yra vaikas kažkoks unikalus, kuris gali būti panašus į tėvus, gali nebūti. Gali tėvai būti tie struktūruoti, planuojantis, o vaikas visiškai flow, žinai, o dabar taip. Tai kažkaip reikia susitikti, vis tiek, kad nieks neliktų už borto ir neliktų nuskriausti. Man labai gražus yra ta tokia mintis, kad vaikas ateina tave išmokyti, kaip tu ką tik paminėjai, kad jeigu tėvai yra labai tie planuojantis ir gauna tą tokį, visiškai yra tokia knyga Emilis iš Lionembergos. Tai tokį visišką Emilį, kuris geras vaikas, bet jam tiesiog jis save taip išreiškia, kad visgi
vaikai yra ir mūsų mokytojai. Iš tikrųjų. Man labai gerą patarimą davė žmogus prieš pakankamai nemažai metų. Jisai sako, su vaikais tu esi mažiau egoistiškas. Ir aš, kai su vaiko atsiradimu, aš labai supratau, ką jisai norėjo pasakyti. Ir kiek daug iš tikrųjų, jeigu tu tai pastebi ir pradėt kreipdėmėsi, kiek iš tikrųjų yra naudingų ir įdomių pamokų, atsineša tą naują sielą, kuri ateina pas tave. Ir ypač jeigu jinai yra kitokia negu tu, tai gaunasi toks, galų gale ir moko tave priimti kitą asmenybę. Mes mums gyvenam, vadinkim, civilizuotame pasaulyje, bet kaip dažnai mes nepriemam kitokių žmonių, kaip dažnai mes juos atmetam arba nuteisiam irgi taip pat. Ir tai kalbant apie suaugusius, sakykime, prikliuojam jiem etiketę nenormalus ar keistas, o su tuo vaiku jisai gyvena tavo, tu kažkaip turi ieškoti to, kaip minėjai, ryšį. Ir kalbant apie ryšį, kaip tu jį apibūdintum. Ir prie to dar pridėsiu, kokius akinius jis uždeda bežiūrinčiam į pasaulį. Dar žinai apie akinius biškai priparkuosiu, dar nežinau. Bet ryšys, tai man iš principo, žinai, tai nėra kažkoks objektas ar kažkoks toks apibrėžiamas aiškiai dalykas. Kažkaip, kuo toliau, to labiau galvoju, kad ryšys man yra procesas. Kažkoks, žinai, aš knygoje rašiau, kad šokis kažkuriuo metu, žinai, tai vis tik yra kažkoks procesas, kažkoks judesio procesas, kuris vyksta tarp. Tai yra kažkaip, žinai, kažkas tarp 2, 3, žinai, tarp vieno ir kito, iš principo. Ir tai yra kažkoks bandymas, žinai, atsiskleisti, kažkaip pasirodyti, atsiskleisti, nežinau, išgirsti. Ir tada irgi kažkaip išgirsti, pamatyti, priimti. Ir, žinai, ir kitam. Ta prasme, tai yra kažkas, ko mainomės. Vienas duoda, kitas ima, kitas duoda, kitas ima. Ir per tai mes galim be galo daug sužinoti apie save pačius irgi. Nes ką tu minėjai apie tą skirtingumą, žinai, mes esam, man atrodo, žmonės kažkaip visai pratę kurti santykį, kurti ryšį per panašumą. Tu irgi taip galvoji, ar tu kažkoks irgi toks, ir čia jau kažkas bendro, ir tarsi, statyti santykį ant tų kažkokių bendrų pamatų. O, pavyzdžiui, geštalto psichoterapija yra, toks, žinai, pasakymas apie kontaktą, kad kontaktas gali įvykti tik tai esant skirtumui, kad būtent per tą skirtumą mes ir patiriam tiek savo savitumą, tiek kito unikalumą. Ir jeigu mes galim tą kažkaip įsisąmoninti, atpažinti ir priimti, išlaikyti kažkaip kartu, tai mes turim labai turtingą kontaktą. Supratau. Tai man ryšys yra toks, žinai, kažkoks procesas vykstantis tarp vieno ir kito. Ir tas kitas gali būti, žinai, tiek žmogus, bet taip pat gali būti ir tavo paties kažkokie, žinai, poreikiai, jausmai, kur, kažkaip tas, žinai, ryšys su savimi irgi egzistuoja, ne per kažkokį tą sudvejinimą savęs, aš vienoks, aš kitoks, žinai, bet per tai, kad mes tikrai negalim visada būti pilnai, žinai, kažkokie sąmoningi visiems savo jausmam ir poreikiam. Tai tas biškis sustojimas ir įsiklausimas, o ką man tai reiškia, o kas man įdomu, o kaip aš dėl to jaučiuosi, o ko man reikia. Tai, man yra tai, ką aš vadinu ryšys su savim, žinai, toks susičekinimas, o kaip aš šitoj situacijoj, ar platesnėj gyvenimo situacijoj. O toks, susičekinimo procesas, kuris lygiai taip pat kaip tarp žmonių vyksta, žinai, kaip tau su manim. Ten sprendžiam kažkokį klausimą, žinai, ar kaip tau tai skamba,
kaip tu galvoji, aha, ten vienas pasako, man šitas tinka, tas netinka. Ai, okei, šitas man irgi tinka, bet tas tai tikrai ne. Nu ir toks kažkoks bandymas susičekinti, ar kaip tu jautiesi su manim ir visa kita. Taip ir su savim, žinai. O kaip tu su savim atkuri tą ryšį? Ar yra kažkokius praktikas gal, ar tiesiog yra laiko, kai skiri savo, įsiklausai, ar tai yra būtent per kūrybą, tai tau padeda kažką iškapstyti, gal ar kai rašai, staiga, čia kažkokia mintis išlindo ir kažką išsprendi, ta mintis kažką leidžia išspręsti, kažkokią emociją suprasti ar situaciją. Kaip tu tą ryšį palaikai, mes aš kaip suprantu, tai yra nenustojamas procesas, jis vyksta visuomet nuolatos, tiek su savim, tiek su aplinka, nes mes esam kiekvieną dieną skirtingi. Vis dar nesam robotai, kad ir tie patys, kur žmonės, kad tie žmonės, kur irgi planuoja, bet irgi gal vieną dieną atsikelia ir į tą planavimą pažiūri šiek tiek per sukastus dantis, gal kitą dieną viskas lengviau plaukia. Tai koks yra tavo santykis su tavo ryšiu ir kaip tu jį palaikai ir neleidi jam nutrūkti. Žinai, aš gal taip į dvi dalis išskirstyčiau šitas, nežinau, praktikas ar kaip čia. Tai viena yra dalykai, ką aš iš tikrųjų darau ir kurie man padeda. Tai yra kūryba, tikrai rašymas tiek psichologinių tekstų, tiek meninių tekstų, labai leidžia kažkokius skirtingus aspektus paliesti skirtingais būdais, patirinėti, suprasti, pajusti, kas man vis tik tai dabar čia svarbu yra, kas čia lenda, kas čia nori būti pamatyta. Ir to pačiu, žinai, kūryba man labai leidžia sutikti kitus žmonės. Ta prasme, ir būtent per tai, per kažkokį grįžtamą ryšį kitų, kažkaip irgi, nežinau, labai pasipildyti ar gauti kažkokią tai dovaną. Tai viena, ką aš, toks tai yra tarsi su savim procesas, bet be kitų žmonių, jeigu niekas neskaitytų ir niekas nereaguotų, tai, toks būtų labai mechaninis, kažkoks labai liūdnas atrodo, labai vienišas tas procesas. Tai yra kūryba, yra psichoterapija, žinai, aš pati kaip terapeutė lankausi asmeniniai terapijai ir vis dar studijuoju paskutinius metus geštaltinės psichoterapijos. Tai ta visa, psichoterapijos mokslo erdvė irgi yra tokia labai ten paprasta, žinai, kažkaip ateiti ir susitikti su savim per kitų reakcijas irgi per buvimą su žmonėmis. Tai mano mokslai, mano tai interesų sritis, psichologija, psichoterapija, čia kažkaip visą tai. Tada kažkoksai tai judesys, aš čia turėjau gruodžio mėnesį kojos traumą bėgiojant ir aš pajutau, kaip stipriai atsiliepia mano emociniai būkliai, dabar 3 mėnesiai, kaip aš nebėgiojau ir iš vis turėjau, žinai, kažkokio sportinio krūvio vengti ten. Tai, man tikrai yra daug sunkiau reguliuoti savo emocijas, aš daug daugiau užkylu, žinai, kažkokį tokį, aukštesnį nepasitenkinimą, dirglumas labai padidėjo, tai judesys, kuris tuo metu patinka, žinai, čia kurį laiką bėgiojimas, bet, tam belekas gali būti, joga gali būti, gali šokiai būti, tiesiog, judesio kažkokie, žinai, dalykai. Pokalbiai su žmonėm, kurie man brangus ir artimi, draugystės, žinai, tai čia tai. Ir taip pat, yra, žinai, ką aš taip tiesiog darau, tai viena yra situacinė, jeigu aš pajuntu, kad kažkaip aš jaučiuosi, žinai, dar, nebūtinai iš karto aišku, bet kažkoks yra toks, kažkas, žinai, vyksta, tai aš stengiuosi, paimti savo tą pauzę ir biškutį pasitikrinti, kas čia vyksta, žinai, užduoti savo klausimą, kaip aš jaučiuosi, ką aš čia reaguoju, ko man reikėtų, tai, tie klausimai tokie, kaip aš jaučiuosi ir ko man reikia, žinai, tai aš jos kažkaip jau
nu, tokie jau įvaikinti. Ir aš vis kažkaip tikrinuosi. Ir ne visada, nu, yra galimybių tiesiog čia ir dabar imti tą pauzę ir tikrinti su savimi. Nors kartais ten yra kelių sekundžių, žinai, momentas kažkaip. Ai, liūdna, liūdna. Nu, žinai, kažkoksai. Bet, nu, tai taip stengiuosi vis tiek kažkaip dienos įgoj, nu, bent kažkiek, ten, nežinau, keliaujant pietauti, ar ten, nežinau, gaminant valgyti, ar prausiantis duše, kažkaip vis pasimatuoti, žinai, savo, kaip aš šiuo metu, su kokia aš nuotaika atsikėliau, kaip aš fiziškai jaučiuosi, kaip aš emociškai jaučiuosi, ko man norėtųsi dabar, ko man reikėtų. Ir vakarais tą patį padaryti, kai jau atsigulu į lovą, nutyla vaikai, žinai, kažkaip tas viskas nutyla, tai tokio biškutį skirti laiko tiesiog, nežinau, dienos įvykių poveikiui man pasimatuot, kad tai, kas vyko, kažkaip mane palėtė, žinai, truputį pasižiūrėt, ką man reiškia tai, kas čia šiandien vyko, kad bent truputėlį apvirškint, einant miegoti. Tokia dienos santrauka. Nu, šiek tiek jau pasižiūrėti. Bet ne faktinė, žinai, bet tokia poveikį, kokį poveikį. Emocinė labiau. Jo. Čia tas labai, keli dalykai, bet manau, kad svarbiausias, ką iš to, ką kalbė, yra priimti visus jausmus, mes vėlgi, jeigu augom tam tikroje aplinkoje ir tam tikroje kultūroje, tas šiek tiek gal jausmų užspaudimas, tam tikrų jausmų užspaudimas, kad, sakykime, džiaugsmas yra visada sveikintinas, bet liūdesys ar tas pats nusivylimas gal nėra tos emocijos, kur labai priimtinos ar kviestinos, tas pats pyktis, toks labiau, kad nelabai pageidaujamos tos emocijos, o jų yra visa amplitudė ir tai gal pirmas dalykas, kai iš tikrųjų leisti savo išjausti viską, priimti viską ir gal labai tas jau gražus dalykas, kad paklausęs, ko man reikia. Iš tikrųjų, mes yra tas toks skirtumas, ko man reikia ir ko aš noriu. Yra toks labai gražus gaunasi skirtumas ir dažnai, kai tu tos du palygini, kad kai tu nori, tai gal ne iš tikrųjų tau to reikia. Toks gaunas, šiek tiek skirtumas. O dabar tai kaip tavo gyvenime atsirado psichologija ir psichosomantika ir ar tai buvo kažkas, kas tave patraukė labai anksti, ar tai visgi atėjo šiek tiek vėliau tavo gyvenime ten po studijų, ar tu jau mokykloje žinojai, kad tu to norėtum užsiimti? Aš kažkur gal 10 klasėje žinojau, kad stosiu psichologiją, žinojau, kad man reikia matkės egzą gerai išlaikyti, kažkaip ten buvo aišku. Ir psichologiją studijavau, įstojau, bakalaurą baigiau. Ir tada aš atsimenu, aš neįstojau į savo planuotą klinikinę, neįstojau į nemokamą vietą klinikinės psichologijos. Aš įstojau į nemokamą vaikų psichologijos ir galėjau kokią ten organizacinę, bet aš labai nuliūdau, kad aš neįstojau būtent į tą klinikinę, kas reikštų darbą su žmonėm, su suaugusiais, jų konsultavimu ir taip toliau. Ir aš tada metus laiko pasiėmiau akademinės atostogas, net ne akademinės, aš tiesiog nustojau, žodžiu, atostogavau metus laiko nuo studijų ir pradėjau mokytis geštaltinės psichoterapijos. Tai jo, kad tų metų kažkaip nepraleist niekaip, aš tada pradėjau mokytis geštaltinės psichoterapijos, tą įvadinį kursą ir nuėjau savanoriauti į žmonių su psichikos negalia užimtumo centrą. Ten aš iš principo susidūriau su, tokiais jau sunkiais atvejais, daugiausia šizofrenija sergančiais žmonėmis. Ir aš per tuos metus, čia žinai, po bakalauro,
supratau du dalykus. Tai vienas buvo, kad aš į psichoterapiją grįšiu, kai būsiu brandesnė. Man toks tapo labai aišku, kad aš nieko nežinau apie gyvenimą. Ta prasme, aš dar nieko nežinau. Man tiesiog trūksta elementaraus kažkokio gyvenimiško patyrimo. Nors man buvo įdomu, bet aš tokį kažkokį pajutau savo tokį labai ribotumą, tokį naivumą, ribotumą, kažkokį tą tokį... Galiu paklausti, ką turi omeny gyvenimiškos patirties, kodėl to brandumo, kad reakcija būtų kitokia į tai, ką tu ten pamatėjai, kaip sakai, kad tokio naivesnė buvai. Žinai, mane pačiai išgąsdino, kaip, pavyzdžiui, mes besimokant ir, ten jau buvo praktika, kai dirbi su, konsultuoji realius žmonės ir tave stebi supervizorius, kuris žiūri, kaip tu dirbi. Ir, žmonės dalinasi kažkokiais tai sunkumais savo. Ir aš aptikdavau, kad aš, žinau, kaip jiem juos reikia išspręsti. Tai mane šitas mano žinojimas, jisai truputį šokiravo, nes, net netruputį mane šokiravo. Aš džiaugiuosi, kad aš buvau pakankamai, tos brandos gal matyt buvo bent kažkiek, kad aš gebėjau atpažinti šitą ir nustebti, kad, oho, kokia aš visažinė, žinai, tai aš tikrai netikiu, kad terapeutas iš to visažinio pozicijos gali kurti lygiavertį santykį su klientu ir padėti klientui pamatyti savo gyvenimą ir savo problemas ir kaip jisai nori jas spręsti. Tai, per čia kažkaip man buvo visai aišku, kad aš nepasirengus kažkaip sutikti žmogaus su tuo, kaip jisai yra ir kaip jisai renkasi kurti savo gyvenimą ir to gebėti priimti, neprimetant savo kažkokio žinojimo ten ar įsivaizdavimo. Tai... Teorinių ypač žinių gal. Nes tu ateini ypač po bakalauro, tai realiai turintis daug teorinių žinių ir turintis nelabai daug praktikos, kaip ir sakai. Ir staiga iš tų teorinių žinių tu bandai tam žmogui. Labai įdomus, ta pradžia tokia iš tiesų labai. Tvarkoj, tai metus tu ten... Aš atradau, kad psichoterapija žiūri įdomu, grįšiu kaip auksiu. Ir tada, tam žmonių su psichikos negalia dienos užimtumo centre, aš tiesiog patyriau didelę bejėgystę, kad aš supratau, kad čia nėra kažkokios veikimo kelio, čia vienintelis kas, tai kažkiek tai padėti žmonėm adaptuotis socialiai, bet ir tai, kad tai, žinai, kiek atkričių ir kaip sudėtinga, man tiesiog labai liūdna ten pasidarė ir aš supratau, kad su mano ten jaunatviška energija, žinai, man norisi matyti pokytį, kažkur dirbti, kur aš galėčiau matyti rezultatus truputį, žinai, kažkaip kitaip. Tai aš tada kitais metais tiesiog įstojau verslo psichologiją ir aš ilgą laiką dirbu organizacijose, personalo valdymo srityje, žinai, su vadovų komandom ten. Žodžiu, visą tą laiką turėjau ten 1-2 kartais klientus iš senovės, dar iš tos ten psichoterapijos studijų, žinai, laikų. Ir tada pradėjau lauktis pirmosios dukros. Ir išeidama iš savo tuometinio darbo į gimdymo atostogą, žodžiu, sakiau, aš už metų tikrai grįšiu. Man atrodė, kad aš jau čia būsiu už metų jau darbe ten, kur išėjau, ten, žodžiu, visą įsitraukusi ir taip toliau. Ir aš taip ir nebegrįžau niekada jau tenais. Čia kaip būna. Tas dalykas, kai sakai, kad tikrai grįšiu, arba sakai, kad niekada nedarysiu. Šitie 2 dalykai, kur visada jo, negrįši ir tikrai padarysi. Taip, tas greblys į kaktą, žinai. Tai buvo taip, nes kai gimė dukra, aš tada kažkaip labai taip ryškiai išgyvenau tą, jos kūdikystę, kažkokį savo tą visą emocinį, žinai, pasaulį. Tiesiog ten buvo tiek daug psichologinių dalykų, kurie mane apsėmė ir kurie man buvo įdomus. Man tada, ta prasme, pradėjo, ką mes ten mokėmės, kai ten buvo balbų prieraišumo teorija, ten tos 3 paskaitos ar 2, žinai, univere. Čia apie ką tai realiai reiškia.
Nu ir toks ir mano interesas labai kažkaip užaugo, aš tada pradėjau labai daug skaityti psichologinės literatūros, ypač apie vaikų raidą. Pradėjau daug rašyti, tiesiog rašyti, kaip man ten gyvenasi, ką patiriu, kas manau, kad svarbu. Ir taip po biškį ta psichologija grįžo į gyvenimą, kol jau tada ką pradėjau daryti, tai tiesiog pradėjau konsultuoti mamas būtent mudvi su kolege, su drauge iš bakalauro studijų, vienu metu susilaukėm vaikų, nu visiškai pirmagimių dienos ten skirtumų pataikėm susilaukti. Okay. Ir mūsų interesas va tas, kad oho, kokia tai yra stipri patirtis emociškai ir kaip apie tai nekalbama. Nu, nes tuo metu prieš 7 metus beveik, tai tikrai buvo mažokai to, kaip gali mama tėtis jaustis, kokie ten procesai ir pas tuos suaugusius vyksta. Ir buvo tikrai, jau buvo nemažai, kad kaip reikia ten auginti vaikus, bet o kaip iki to reikia dar ateiti patiem, tai va čia va trūko. Tai mes, žodžiu, pradėjom drauge rašyti apie visus tos psichologinius momentus ir sukūrėm tokią psichologijos studiją, kur galėjo kreiptis mamos ir, žodžiu, užauginom. Tai dabar užauginom iki 12 jau specialistų psichoterapijos centrą ir dirbam toliau šitą temą. Tai čia, žinai, viena linija. O aš, tai savo pačio, žinai, konsultavimą vis ten didinau vaikam augant ir tada grįžau į geštaltinės psichoterapijos, kaip grįžau nuo nulio, vėl pradėjau psichoterapijos studijas ir jau visai, žinai, dabar jaučiuosi, kad, čia jau tas amžius, kai sakiau, turi kad... brandos. Jo, jau kažkiek. Tu jau subrendai. Čia kaip alyvuogėm reikia subręsti. Jo, tai taip, žinai, man toks jausmas, kad aš tiesiog grįžau, žinai, ten, kažkaip pradėjau, lyg buvo tikrai labai svarbi kažkokia ir įdomi gyvenimo sritis ir kažko trūko, kad galėčiau ją pasinerti ir po to, su vaikų gimimu, tai taip pasipildė tas trūkumas tokio kažkokio labai daug įnešė, nežinau, patyrimo, žinių, išminties net kažkokios, bet padovanojo visai kitą pasaulį kažkokį. Vienas kitam padėjo, labai atrodo tavęs klausant, kad tos tavo studijos tave kaip ir šiek tiek paruošė tai motinystėje, o motinystė pripildė visas tavo žinias, tos gyvybės vadinamos, praktinės gyvybės ir iš to, kaip suprantu, gimė visas tas nuostabus produktas. Aš kažkada žiūrėjau interviu su amžinatilsiu Leonidu Donskiu, kuris išnekėjo jis kalbėjo apie filosofiją. Ir jis labai irgi įdomų dalyką paminėjo, kad tikra filosofija ateina su amžium, kad 20 metų tu nesi tas, vadinkime, jau tas filosofas, koks tu tampi, kai tau ateina 50 metų, kai tai nuo 60 metų. Ir gal net toje pačioje kūryboje labai jaučiasi kūriniai, kurie rašyti brandesnių rašytojų, su tam tikra daugiau gyvenimiškos patirties ir toks jaučiasi skirtumas tose dalykuose. Dabar grįžtant šiek tiek prie ryšio, norėjau paklausti, kodėl mes dažnai nusisukame nuo ryšio kūrimo, užsidarome, vadinkime, į tos savo burbulus ir tuo pačiu nusisukame vienas nuo kito. Kaip tau atrodo, kodėl toks dalykas dar vyksta mumise? Mes kai gimstam, ateinam į šį pasaulį, man atrodo, mes nieko daugiau nenorim, tik ryšio, tik apsikabinti. Tik būti mamos glėbyje ir netgi toliau augant, jeigu kažkas atsitinka, kur vaikas bėga pas mamą arba pas tėtį ir pasislepia ir toliau mes augam. Be abejo, viskas keičiasi, bet kaip tau atrodo, kodėl atrodytų mes nusisukam?
ne visi, bet dauguma ir bendrai užsidaromi tokius burbulus, kur netgi kitam padėti kartais atrodo, ai kažkas kitas padė. Na, toks, žinai, gaunasi, kad labai tokiam, nežinau, kaip asmeninėse burbuluose. Ja. Izoliacijai kažkokioj. Kaip tau atrodo, kodėl? Nesakau, tai nėra bendras dalykas ir, žinai, taikytinas kiekvienam, bet aš toks bendras pajutimas. Atrodo, kad tai vyksta būtent su suaugusiais žmonėm, tai kažkur įvyksta tas toks, žinai, lūžis ir mes taiga taip, ar čia tos gyvenimiškos patirtis, skaudžios gyvenimiškos patirtis, kai, sakykime, ten draugas nusisuka, ar ta prasme nepavykusi meilė ir staiga tu čia visas pasaulis, nusidažo ryškiom tamsiom spalvom, ar kažkoks su amžiumi ateinantis vėlgi su ta pačia patirtim kartėlis, kad gal tos jaunystės svajonės, jos pradedi gal matyti, kad nerealizuosi jų, iš vis nebesupranti, ką tu čia darai, kas tu čia, tokio egzistenciniai gal klausimai ir toks tu gal užsidarai ir tiesiog neatsiverti kitam, pasidaro sunku su kažkuo kitu kalbėtis, nesinori pasirodyti silpnu, vėlgi nesinori parodyti, kad tu turi tam tikrų emocijų. Kaip tau atrodo, kodėl mes nusisukam viso to, ką atrodo ateinam į šį pasaulį, be ne vienintelį dalyką turėdami. Tai norą bendrauti, norą kurti ir turėti tą santykį. Ir kodėl mes taip toks, atrodo, net 180 laipsnių kampu ir nuo, sakykime, šeimų kalbant iki geopolitinių situacijų. Kiekvienas už save ir toks gaunas, kad to bendrystės netgi yra prarandama. Man tai kas kart, kai tu pasakai, 2 kartus paminėjai, kad su kuo ateinam į šį pasaulį, tai su tuo tiesiog noru apsikabinti, būti arti, ne? Tai kas kartą šiurpas nueina tą girdint, nes labai labai su tuo sutinku, žinai, tai taip gryna ir taip aišku apie kūdikius, žinai, mažus vaikus. Ir, žinai, man atrodo, kad viena, tai ką tu sakai, aš pritariu, ta prasme tikrai gali būti, kad gyvenime įvyksta kažkokių tai netekčių, kurios, iš kurių mes išmokstam, kad, nežinau, gręžtis į kitą, pasitikėti, atsiverti, būti pažeidžiamu su kitu, neapsimoka, nes labai skaudės. Tai, gali, žinai, būti šitai, kas jau, gyvenimo eigoj, žinai, ten ar mokyklai kažkokie draugai ar ką. Ir vis tik man, žinai, atrodo, kad visai čia suvaidina vaidmenį tai tie mūsų patys artimiausi žmonės, su kuriais augom. Labai dažnai vaikų poreikis artumui, ryšiui, apsikabinimui, buvimui kartu, tiesiog yra, toks neproporcingai didelis, lyginant su tėvų ar kai kurių tėvų galimybėm, norais, žinai, gyvenimiška situacija ir visa kita. Kur atliepti to, tiek tai tikrai neįmanoma, žinai, kiek vaikai nori, atliepti pakankamai gali būti, tikrai nemenkas iššūkis net ir tiem sąmoningiam tėvam, kurie labai labai stengiasi tą daryti. Tačiau, žinai, kai ten mes augom ar mūsų tėvų karta augo, tai net nebuvo vertybė, tai net nebuvo žinojimo, kad taip reikia, juk atvirkščiai. Jeigu tiesiai tave rankas, tu turi mokinti, kad netiestų, o dorotųsi su sunkumais pats. Nes kitaip užaugs vaikas, ten nežinau, rankinukas, priklausomas, kažkoks nesavarankiškas ir taip toliau. Tai man atrodo, mes užaugom, žinai, ne rankinukai. Užaugom taip, kad tik tai, nes buvom baudžiami, buvom gėdinami, atstumiami, kai prašydavom ryšio, pagalbos, paguodos, žinai, artumo ir visa kita. Tai čia, žinai, man atrodo, dar anksčiau, pakankamai anksti tas įvyko, kad mes tiesiog išmokom ir tą kartodami
žinai, tas tada tampa tokiu užsisenėjusiu, užžudyjusiu jau procesu, kurį be galo sunku pakeisti, net, žinai, ten užaugus, įsisąmoninus, kaip man vis tik turbūt reiktų to ryšio ar artumo, kaip trūksta. Žinai, išjudint tuos geležinius surūdijusius visus ten procesus užkurti, žiauriai daug pastangų reikia ir labai didelė rizika nusivilti. Nes o kas, jeigu ne, žinai, jeigu žmogus, kuris užaugo, išmokęs, kad gali kliautis tik savimi, Taip. surizikuos kreiptis į kitą, o tas kitas nesupras, nenuskaitys, žinai, ten to kažkokio gal kreivo šleivo bandymo atstums, tada tikrai viskas, jau tada tai viskas, žinai, tai čia rizika yra didžiulė, man atrodo. Vien apsikabinti atrodo yra sunku. Jo, man čia irgi taip reikėjo save pamokinti kartais, mes, kaip pietų šaly gyvenam, tai kokie italai ar graikai ar ispanai, tie žmonės tave ten uždusint gali, kaip nori apsikabinti. O tu tokį turi, kad kažkoks toks, kažką viduj reikia. O kaip tu sakai, kažką viduj reikia, tai biški išjudinti tą mažą berniuką ar tą mažą mergaitę, kuri norėjo apsikabinti ir gal tas skaudulys yra labai stiprus, iš tikrųjų labai skauda ir gal dėl to mes jo ir neliečiam, mes labai skauda, o prie to prisijungia, kad nenorim sukelti tų skaudžių emocijų, nenorim, kaip čia aš dabar apsiverksiu, arba kaip aš čia dabar man liūdna pasidarysiu, o čia ir aplinkui yra kitų žmonių, kaip aš jau gal po to pasirodysiu, kaip atrodęs, ir visos tas toks vagonas, ešalonas traukinių iš paskos pradeda važiuoti ir tu kam daryti, jeigu galim nedaryti. Čia tokia istorija, galiu papasakoti, mano draugas italas, jo žmona yra švedė ir jie nuvažiavo, į Švediją, kai nuvyksta ten aplankyti draugų, artimųjų jos. Tai sako, draugas, nori apsikabinti, o jie apsikabina ir sako, netgi tarp krūtinių. Mes kai italai apsikabina, stipriai taip apsikabina, kai uždus gali. Taip visiškai vyras vyrų prie krūtinės, taip, kiti dar žandus pabučiuoja, pas jos tas toks. O ten sako, kad netgi tarpas tarp. Aš pirmą kartą aš nesupratau. Toks, žinai, lyg ir imitacija apsikabinimo, taip truputį per nugarą ir toks, tarpas, gal pusę metro tarp krūtinių. Tai toks įdomus kultūrinis skirtumas. Jis buvo labai šokiruotas žmogus, jam užtruko laiko adaptuotis prie būtent, kad, šiauriai biškai mes kitokie to atžvilgiu. Jo, tai yra tas, žinai, fizinis kontaktas, bet man teko nemažai dirbti Švedijoje, dar kaip organizacijose dirbau. Tai vis tiek dėmesingumas emociniai būklė ir poreikiam, jisai yra pakankamai aukštam lyginant, kad ir su to pačia Lietuva, žinai, nes gal nepuls apsikabinti, bet tuo pačiu fizinio kontakto su tais, su kuriais jau tampi artimas, tai, žinai, irgi patyriau gana daug. Bet dėmesio, ar viskas gerai, kažkokį, žinai, nuskaito niuansus, kad tu gali būti, nežinau, susirūpinęs kažkoksai tai ar nusiminęs, tai, tikrai nuskaito ir labai reaguoja. Tai kas irgi, žinai, tokia. Supratau. Čia vėlgi tas gražus pavyzdys, kaip, o dabar aš galiu susidėlioti tada skirtingus, nes pats kaip ir patirties neturiu su švedais, neapsikabinėjau. Bet labai gražu. Vėlgi apie ką prieš tai kalbėjau, apie tą pasidalinimą, kad vėlgi irgi plačiau viską pažvelgti, kad be abejo nėra visur. Apskritai nėra balta ir juoda. Kas paragino paimti rašiklį į rankas ir prisimeni savo pirmą parašytą sakinį? Čia tu turi omeny gyvenime pirmą sakinį, kai ten išmokau rašyti? Sakykime,
gal kažkokią grožinį, gal kūrinį, ar prisimeni, ar tai visa tai buvo jau po studijų, ar jau prieš tai kažkiek rašydavai, kurdavai? Aš visada rašiau kažkiek. Sakykime, pirmą savo eilėraštį atsimeni? Aha, atsimenu, žinok, ir tai buvo mokyklai, ten, man atrodo, 5-6 klasė. Aš parašiau eilėraštį, kurį mūsų lietuvių ir literatūros mokytoja labai ten, vau, kažkaip jinai labai sureagavo, ten atsimenu, kad mano mamai sakė, tada mano mama ten skaitė tą eilėraštį ten giminėms kažkoks tai buvo, nieko nežinau, kas tai per eilėraštis. Bet kažkokio, kad labai gavau palaikymą, aš ten taip labai spontaniškai kažką parašiau, ten tokia dar vaikas, net nepaauglėjanti buvau. Ir atsimenu, kad sureagavo. O suaugusiam amžiui, žinai, aš rašiau daug, tokių tiesiog tekstų kažkokių, tai, žinai, kažkurio metu univere ten rašydavau kažkokiam žurnalam ten tekstus, ten apie kačiukus net, tipo, gauni temą ir rašai, žinai, ten kažką. Taip. Tada apie psichologiją pradėjau daugiau rašyti kažkaip ir tada neberašiau kurį laiką, o va tada, žinai, gal praėjo pusmetis nuo tada, kai pirmoji dukra gimė ir toks kažkoks buvo tiesiog labai labai daug klausimų galvoj ir tokio net, nežinau, net pykčio į visuomenę, žinai, kaip jūs galvojat, kodėl jūs taip darot, kodėl jūs klausot, kodėl jūs nekreipiat dėmesio, kodėl jūs rūpinatės tik ar pieno turi, ta prasme ir va toks, žinai, kad mano viduj kilo labai labai daug klausimų, kuriuos aš kažkaip norėjau adresuoti, bet nenorėjau adresuoti, per tokį pasipriešinimo kūrimą kažkokį, bet norėjau labiau atskleisti, o ką tai reiškia, ką išgyvenu aš ir galbūt kitos mamos, ko iš tikrųjų reikia ir panašiai. Tai atsimenu savo tos pirmosius tokius dar maištingus tokius ten tekstus, kad užuot ten to, o jeigu paklaustumėt, kaip tu jautiesi, ten tokių. Taip. Tokių buvo. Ir mamos atsiliepė, ta prasme, man buvo labai neįtikėtina, nes mes, kai pradėjom rašyti viešai, ten sukūrėm Facebooko paskyrą Natūrali motinystė, tada buvo ir, aš nežinau, ten mes per metus laiko užaugom 10 000 sekėjų surinkom, ta prasme, kad tai buvo aktualu, mamos ten rašė, skaitė, dėkojo, dalinosi ir, tai kažkaip buvo labai labai tokia neatliepta vieta, dabar tikiu to nebūtų, nes tiesiog yra daugiau, jau kas kalba, jau kas pastebi, kas mato, reaguoja, Tai va tas rašymas tada, taip žinai, rašydavau kasdieną po didžiulį tekstą, žinai, tai tokio tikrai buvo net praktikos daug rašymo. Tai čia toks labai gražu gal iš tikrųjų, va, tai tavo yra, tas būtų labai gražus pavyzdys, kad tu vadinama tą visą vidinį pyktį paverti tą, vadinkime, kūrybinę energiją tom malkom ir iškepė tą nuostabų pagalbos pyragą su savo to Facebooku, su labai iš tikrųjų gražus pavyzdys, kaip galima, mes iš tikrųjų gali išlietą visą nepasitenkinimą, kas dažnai ir būna, ir nesukurti ryšio su tom pačiom mamom, su tom pačiom šeimom. Tai aš kaip įsivaizduoju, to paskatinta ir po to gimė ta tavo pirmoji knyga. Čia toks kaip buvo jau rezultatas iš visokios, kaip ir užaugimas, vadinkime. Kažkaip buvo, jo. Nepaisant to, kiek daug aš rašiau, aš vis tiek labai aiškiai jaučiau, kad taip sistemingai, žinai, aš turiu ką pasakyti tokioj, net, žinai, kažkokiam sistemoje, žinai, tokioj. Ir parašiau, kai gimė antra dukra. Ta prasme, aš kažkaip žinau, kad aš parašysiu, bet taip pat lyg atidėliau, ir kažkaip nebuvo man dar aišku, kada jau čia ir ką jau tiksliai, bet toks, kad brendo, labai aiškiai žinojau, kad tai bus knyga ir apie, suaugusius ir apie vaikus viename.
man tai atrodo taip neatsiejama ir tai buvo skausminga net patirti tą atplėšimą tokį kartais. O dabar pakalbėkime tik apie mamų kažką. O dabar vaikus ten reikia taip, man tai atrodo taip susiję tarpusavį, kad net nesinorėjo atplėšinėti. Ir kai gimė antra dukra, buvo taip sunku, kad, žinai, kūryba, kadangi tikrai mano resursas ir toks jo resursas buvo, kad kažkaip jo tapo aišku, kad imsiu ir parašysiu, žinai, apskritai ten tuo metu biški gyvenimiška situacija sudėtinga, dar ir dėl kitų asmeninių dalykų buvo, tai tos gyvybės tokios, kad aš kažką kuriu, labai reikėjo man pačiai irgi pajusti šitai. Kūryba gydo, juk ne veltui. Vėlgi kalbant apie mes. Tiesiog aš čia vieną tokią mintį turėjau ir pradėjau skaityti apie, aš neatsimenu, brutalus menas gal vadinasi, neatsimenu tiksliai kaip vadinasi, bet apie meną, kuris buvo kuriamas psichiatrijos ligoninės. Apie skulptūras, apie paveikslus, apie tos pačius tekstus. Ir manau, tai irgi rezonuoja su kuo tu šneki, kad menas iš tikrųjų gydomąją galią turi. Šitą tokią nuostabią turi galią, kad jis leidžia tau, kaip pasakyti, išimti iš savęs, tiesiog išplauti iš savęs tą visą, mes žiūrint į tos kūrinius, ką tie žmonės kūrė su tom sergantis tą pačią šizofreniją ar kitom ligom, tai iš tikrųjų man netgi buvo labai įdomu pažvelgti į tą gal kitą realybę, toks langas į gyvenimą, kurio aš nesuprantu, kuriame aš neturiu jokios patirties, kur ir tu matai ir kiti kūriniai ir sužadina ir netgi savotiškai turi to grožio, tos estetikos, to kažko kito, negu tas įvadinkime esi įpratęs. Tai jo, manau, kad jo menas turi tą nuostabią galią iš tikrųjų. Jo, gydyti. Bendrai, kodėl poezija, aš mačiau, kad tu rašai eilėraščius. Karts nuo karto, kodėl būtent poezija kuom tave traukia, jos, kad beribumas, tas toks sienų nebuvimas, kas tave traukia būtent į poeziją šiek tiek. Ar čia tokia gal atsvara tavo psichologijai, tai negrožiniai visai kūrybai? Gali būti, žinai, čia poezija tai dabar kažkaip pastaruoju metu ypatingai mane traukti pradėjo ir daugiausia kažkaip su eilėraščiais ir dirbu redaguojant ar gal ruošiant papublikuoti, žinai, kažkur. Žinok, net neturiu labai aiškaus atsakymo, nes tai nebuvo sąmoningas pasirinkimas, žinai, taip rinktis tokį būdą, tiesiog kartais taip, kažką reikia, žinai, užrašyti, sukyla ir pasiimu ir tiesiog užrašau, žinai, tai taip ateina tie eilėraščiai ir jie kalba dabar kažkaip taip, ir žinai, ypač šitoj, aš galvoju, gal, manau, kad šita geopolitinė situacija ir tas, žinai, visas toks nesaugumas, neteisybė, ta karo grėsmė, kuri yra, labai stipriai pajudina daugybę jausmų, apie kuriuos, žinai, sunku turėti kažkokį net žodyną, tokį, taip, kad, įdėt, kas čia vyksta, o to pačiu yra labai aiški istorija, nežinau, protėvių, patirties, tam kare, žinai, ir visa kita, tai kažkur kauluose, žinai, tas kalba. Tai, man atrodo, kad poezija yra tas, kur, taip sukalbėjo, žinai, šiuo metu. Kažkoksai tai nerimas ir skausmas ir, taip, ir jėga netgi kažkokia, žinai, nebūtinai tik tai tie, tokie bejėgiški ar liūdni jausmai, bet
ta visa amplitudė jinai kažkaip gali pasireikšti. Aš čia vakar sužinojau, mama pasakė, kad mano prosenelė slėpėsi kamine per holokaustą. Ta prasme, kamine. Kamine. Tai taip, žinai, jo, tai, kiekvienas iš mūsų kažkokią nešamės vis tiek istoriją, žinai, kuri buvo, nesame tokie pliki, žinai, balti ir ten tabula rasa, ne, turim ir kažkokią patirtį, kurią sunku, įsisąmoninti ar žodinti gali būti. Tai va dabar man kažkaip taip norisi. Ir to pačiu, tikrai, žinai, gali būti, kad čia yra atsvara, nes kuo daugiau neriu į tokią, tą, žinai, psichologinį rašymą. Ir man čia labai įdomu, žinai, kažkokios psichologinės, socialinės temos man jos yra įdomios, jas aš noriu kažkaip ir per savo studijų prizmę, ir per kažkokią asmeninę prizmę biškį patyrinėti, bet tada norisi kūrybinti, žinai, tokio kaip tik, kažkokio visiškai be ribų šiek laisvo. tiek leisti savo, jo. Jo, dėl tų istorijų, tai aš irgi turėjau laimės. Man labai buvo įdomu, mano prosenelė. Jinai gimė dar Smetoniniai Lietuvoje, tai čia buvo 1924 gal ar 6 metai. Na, visiškai kitas pasaulis. Ir jinai, būtent paskui, kai jinai gyvena prie Šilutės, jeigu neklystu, tai jinai mane atpasakojo, kaip karas prasidėjo 41 metais. Kaip jie ten bėgo slėptis ir po to jos visą tą istoriją. Tai aš manau, kiekvienas iš mūsų šitų panašių istorijų, mes Lietuva ir nekalbant apie sovietizaciją, apie Antrą pasaulinį karą, apie Pirmą pasaulinį karą, apie knygnešius, apie Rusijos imperiją ir visą tai, ką mes išgyvenom, tai visada buvom toks kraštas, kur veiksmas vyko. Ir tikrai pritariu, kad pas mus tai yra atminty. Mes visi tai nešamės ir bet gal vėlgi tas, vadinkime, atsiranda neaiškumo pojūtis ir staiga mes vėl jaučiam, kaip viskas šiek tiek pradeda, tas visas mūsų statytas namas šiek tiek, ta žemė po apačia pradeda judėti ir atsiranda tas toks vadinamas, nesaugumas, kaip ir visos tos tiesiog emocijos. Kada tiesiog įdomu paklausti apie ryšį tokį kaip prekinį ženklą. Mačiau dabar yra ir marškinėliai, ir lyg ir krepšiai. Tas toks, kada dar labiau pajautai, kad norisi visą tai užauginti, ar kažkas paskatino gal, ar. Mes pirmą įsiduoju buvo knyga ir po to po truputį viskas taip. Ar tinklaraštis, Facebookas buvo? Ta natūrali motinystė. Buvo natūrali motinystė ir tada beleidžiant jau pirmąją knygą, tiksliau ją ten berašant, aš atradau, kad čia jau toks mano, žinai, kadangi natūrali motinystė buvo mūsų dviejų ir toks, žinai, bendras, tai čia jau su knyga kažkokia mano atskira šaka, tai aš tada sukūriau ryšyje, kaip savo jau atskirą tokią kūrybinę, ką žinau, erdvę, būt kaip man ten būnasi tuo metu. Su savom temom, žinai, ir taip toliau. Tai atsirado ryšyje ir atsirado knyga, ta prasme, neužilgo. Ir tada atsirado kita knyga, trečia knyga. Kada bus ketvirta knyga? Reikia paklausti iliustratorės. Todėl, kad aš labai laukiu. Ir jinai piešia. Tai ir ilgai piešiu jau. Bet mes tu pati viską darai, teisingai. Tu pati esi ir kūrėja, tu esi leidėja ir žmogus instrumentas, kaip vadinasi. Orkestras, atsiprašau, instrumentas. Orkestras. Ir tu darai viską pati, teisingai. Taip, aš darau viską pati. Retas, aš tave šiaip iš tikrųjų vieną pirmųjų tokią žinau. Kodėl tu taip nusprendei? Man labai kažkoks tas visas knygos sukūrimo dalykas labai atliepia mano
kūrybinį tą, žinai, poreikį, norą vien parašyti ir tą dalį atiduoti, tarsi, žinai, man kažkaip, man išpildyti, man, knyga kaip mano kūrinys, toks, žinai, ir man ją tada norėjosi išpildyti savaip, susirandant savo, žinai, nežinau, profesionalų, su kuriais dirbu, kurie ten iliustruoja ar dizainina, žinai, tą knygą. Taip, Tai man čia jo kažkaip kažkuria prasme man yra be galo malonu ir labai brangu sukurti knygą. Tiek brangu, kad aš tą noriu daryti pati, man yra ne okei būti dalimi didelio, žinai, proceso. Ir tas, žinai, turi savo žavesio, aš turiu ten įgūdžių, projektų valdymo ir visa kita, kad aš galiu tą daryti, žinai, kažkaip man yra gana paprasta tos leidybos projektus jais apsiimti. Ir įdomu, žinai, ir yra tada ta, pardavimų dalis, kur va šita gal man yra mažiau patinkanti, kad ir pardavinėti tas knygas būtų gerai, kad jau čia kažkas kiti užsiimtų, aš jas tik tai kurčiau. Tai jo, bet šiuo metu kažkaip tai taip. Ir, kartais kyla minčių gal su kokia leidykla vis tik tai sutikti kažką išleisti drauge ir pažiūrėti, kaip man tas procesas jau nebėra jau taip jau, kad kaip buvo su pirmom knygom, kad tikrai pačiai norėjosi, dabar taip atsiranda įvairių minčių. Bet jeigu išleisiu poezijos knygą, tai gali būti, kad pati norėsiu, žinai, vėl. Toks, kažkoks vėl naujas, kažkoks kūdikis, kur kažkaip pačiai, žinai, įdomu labai. Taip, čia kaip su kūdikiu ir išnešiot ir visas tas potyris ir iš tikrųjų neštumo periodas yra irgi labai unikalus dalykas, taip ir su knygos kūryba, tiek rašymas, tiek. Mes tai leidyba yra atskiras dalykas. Kūryba yra vienas dalykas, o leidyba yra absoliučiai. Tai aš tau norėčiau ir palinkėti, kad gimtų tai eilėraščių knyga taip, kaip tu nori. Ir ačiū tau labai už skirtą laiką. Ačiū tau už palaikymą šitoje vietoje ir buvo kažkaip malonu ir lengva ir gera su tavim kalbėti.